Kaip žinote, LRT tema pas mus dabar sukas jau čia, nežinau, metai jau ko gero kaip suvirš, tai valstybės kontrolė atliko auditą, specialiųjų tyrimų tarnybos pateikė savo išvadas. Ir ten toks vaizdas, kad viskas kaip ir be pabaigos. Aišku, kultūros komitetas dabar svarsto. Tai opozicija, tarkime, tas pats Juozapaitis, Vytautas Kernagis, manau, kad jau perlenkia lazdą iš esmės kolegos, kurie bando politikuoti, o ne bando ginti kažkokį laisvą žodį, kai jau net ten ir kiti jau sako, čia jokio laisvo žodžio nėra ir jeigu jau matot net kitos spaudos priemonės, visuomenės informavimo priemonės jau pradeda nebereaguoti, o dar kai Juozapaitis išvadina komiteto pirmininku debilu, tai jau, kaip sakau, viskas, aišku, kiekvienam ir man, ir kitiem kartais trūksta kantrybė ir tu, emociškai. Tai dabar tos pataisos realiai yra užstrigusios kultūros komitete, turėtų kultūros komitetas įsijudėti arba išvažiuoti ir jas įsispręsti per ateinančią savaitę. Kultūros komitetas nepritarė siūlymui mūsų, kur mes siūlėme, kad iš kitų televizijos, visuomenės informavimo priemonių ir panašiai, kurie veda ir ten laidas, turėtų gauti sutikimą, kas mano galva tai ir turėtų būti, nes mes pasimetame tarp nuomonės formuotojo, tarp galimo politiko ir tarp žurnalisto. Tai jeigu žurnalistas sako, turi atsiriboti ir nedalyvauti politiniam gyvenime ir negali veikti politiniai veikloje kažkur tai, ar ten tarybos narių būti ir panašiai, tai mes turime tokių politikų ir tokių žurnalistų, tokių politologų, kur kartu veda laidą arba kartu komentuoja, bet kartu mes matome einančius į rinkimus su tom pačiom politiniam partijom arba jų šeimos nariai priklauso politiniam partijom. Tai, kad ir paimkime Edmundo Jakilaičio, tarkime, istoriją, ne? Tai Edmundas Jakilaitis yra kaip ir LRT žurnalistas, kaip ir turi savo laidą, savo kanale, bet jo žmona, čia jeigu žiūrint į buvusią istoriją, jinai dirbo berods Lino Linkevičiaus ir berods Ingridos Šimonytės buvo patarėja ar atstovė spaudai, kažkas tokio. Tai kurioje vietoje tada jie šeimoje yra? Jis kaip žurnalistas ar kaip nuomonės formuotojas, ar jo žmona formuoja nuomonę apie konservatorius, bet jis negali pykti ant konservatorių, nes jo žmona gauna atlyginimą. Tai tokių, aš manau, atvejų mes turime pakankamai daug, tai jie turėtų būti išgryninti. Kai vėlgi tas pats pavyzdys. Ingrida Šimonytė sako, koks Valinskas nuostabus ir koks geras yra politikas ir kaip man buvo lengva su juo dirbti, bet jo sūnus yra automatiškai pas konservatorių partijai, Ingrida gina, koks jisai geras, koks nuostabus, tai jisgi negali sakyti, kad konservatoriai kvaili. Jis negali sakyti, kad ten sūnus pas kvailių yra, nes tada sakys, kad sūnus kvailas yra, ne? Tai dabar klausimas, tai kur tas Arūnas Valinskas? Tai buvo ta tokia pataisa, kad taryba turi duoti sutikimą. Gaila, kad tas nepavyko padaryti, bet, aišku, sakau, matysim Seimas, kokį galutinį projektą balsuos. Man yra gaila tai, kad Dovydanytė ir kiti, kurie apsimeta, kad gina žodžio laisvę, jie jo negina to laisvo žodžio, nes aš niekur nemačiau, kad LRT būtų taikoma cenzūra. O įdomiausia, jeigu matėte, kažkas nufotografavo Monikos Garbačiauskaitės Budrienės kompiuterio desktopą, kitai sakant, tai ten failai buvo Žemaitaitis, ten dar kiti buvo, mačiau. Tai dabar klausimas yra, tai jinai LRT vadovė, ar jinai seka, ką Žemaitaitis sako ir kaip su Žemaitaičiu reikia susidoroti. Nes prisiminkite tą istoriją, kai ten jos darbuotojai ar kaip bandė riboti atėjimą man į laidas. Be kita ko, toliau tas tęsiasi. Ir kurie veda laidas, kai kurie, tai net skambina mano frakcijos nariams, sako, keičiame laidą, sako, tai geriausiai partijos pirmininkas, nes tai yra politinė tema ir jis atstovauja. Ne, sako, mums neįdomu, bet jūs ateikit. Tai tas toks skaldimas valdymas yra.